Taigi mezgam toliau. Išmezgiau aš, padariau sagutėm skylutes. 6. Išmezgiau iki kakliuko, pramezgiau visą šitą dalį. Ir dabar mes turim jau praktiškai visą megstuką. Po to tik tai liks rankojas primegzt, kai mes viską susiūsim. Kapišonui mums reikėtų iš viso 86 akių iš viso. Kad va taip va jas gulėtų. Tai mums reikia pasiskaičiuoti, kiek mums čia reikės kažkurioje vietoje suimti arba dadėti. Taip, kraštuose mes turim po 40 akių minus 10 nuimta peties linijai ir plus 4 pažasties, tai bus 14. Lygiai taip pat šitoj pusėje 14, tai gaunasi 26 akis. Čia bendroj sumoj 40-52 akis. Ir čia turim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32. 52 ir 32, tai bus 84. Tai mums reikės pridėti dar 2 akis plus 2 akis kraštinės. Tai iš viso mums kažkurioje vietoje reikėtų pridėti 4 akis. Tam, kad jų mums taip akivaizdžiai nesimatytų, mes pridėsim va čia nugariniai daly. Ir pradėsim megzt turbūt. Taip, va, susidėkim, pasižiūrėkim, kaip čia mums atrodys viskas. Nuo šitos tai gaunasi išvirkščioji pusė, kur mūsų siūlas nugariniai daly čia. Tai mes pradėkim megzt nuo šitos pusės. Į nugarytės daly tada dadėsim 4 akis pirmoje eilėje. Taigi mezgam taip. Viskas mezgas taip pat, kaip ir visas mezginys. Niekas nesiskiria. Mes tiesiog sujungsim visas 3 dalis į vieną. Taip atrodys mums daug gražiau. O megzti reikėtų ilgumą, turėtumėt pačios pamatuot, ant kiek ilgą megzt kapišoną. Tarkim, mano kapišonas čia pavyzdėlį buvo numegztas. Jeigu matuot va taip, kiek mes čia turim. – 20 cm kažkur. Pilnumoje užtenka 20 cm, o aš šiaip matuoju ne centimetrais, o taip. Kai ištiesi visą darbą. Va, jeigu mano kapišonas sueina va taip, iki nugaros dalies atsilenkia, vadinas kapišono gana. Ilgio pilnumoje gana. Taip atvartėlis gaunas. Tai va. Taigi sujungiam dabar tas dalis. Ir dadėsim nugaros pusėje dar 4. Taip, išmezgiam iki peties. Dabar imsim nugaros dalį. O sujungsim va taip, kad nesimatytų. Kadangi čia yra paliktas siūlas, šitą siūlą aš nukirpsiu. Tas mums bus nebereikalingas.
O šitą siūlą supinsiu, o taip sujungsiu abi dvi dalis. Mezgam toliau. Patraukiam už siūlo, kad neliktų skylių. Kiek čia mes suskaičiavom? 16, 18, 22, 32 akis. Tai jeigu mums reikia pridėti 4, tai pridėkim, tarkim, kokios 8 akis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aš jau vienoj pamokėlėj mokiau, kaip uždėti akių, taip kad jos būtų kuo mažiau pastebimos. Tai užkeliam siūlą ant sekančio virbalo ir išmezgam iš lauko pusės. Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vėl užkeliam ant virbalo. 2 akis uždėtos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 ir uždėsim čia kažkur gale, nebūtinai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir uždėkim va čia prieš pat galą dar vieną. Biškį blogai paskaičiau. Taip, 4 akis. Sumezgam. Ir liko mums dar viena dalis. Pažasties dalis. Šita dalis. Ir vėlgi susuksime čia siūlus šitos, kad neliktų skylių. O taip ir nersim vieną per kitą. Pritrauksim šitą. Ir gausis va tas pagrindinis siūlas, mezgam toliau. Patvarkykim taip, kad čia nesimatytų mum. Ir pabaigsim išmegzti šitą dalį. Po to patikrinsim, ar tikrai gerai sujungiam. Nes jau kai numigsim kapišoną ir būsim negerai sujungę, tai tada bus labai gaila išardyti viską. Taip. Ir paskutinės akis. Taip. Taigi, ką mes čia turim? Čia pažasties dalis. Čia peties dalis. Čia pažastis. Čia reikės susiūt paskui tą dalį. Ir šitoj pusėj peties dalis ir pažasties dalis. Kadangi jau daug akių ant virbalo, tai atsargiai, kad jos nepabėgtų. Ir sukam visą mezginį į kitą pusę. Ieškom siūlo. Surišam, padarom ilgesnę dalį surištų galų, tam, kad paskui gražiai va taip susukus išsimegztų siūlas ir nesimatytų, kur sujungta. Taigi mezgam toliau kapišoną.